Aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua. Anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua. This time for Africa. Kumbule zamzukwana, zamzukwana, kumbule zamzukwana, ay zamzukwana. Žiūrėkit, mes pradedam rytą nuo imbierinio gėrimo, mažo stikliuko ir įsipilam granatų sultis. Kokio skanumo! O pusryčiai be saldumynų tai yra ne pusryčiai. Ačiū labai. Aš galvoju, kad pirmą reikėtų kiaušinienę, paskui blynų. Tu taip galvoji? Aš taip galvoju. Ne. Ne? Žinai, kaip aš saldumynus mėgstu. Ir kokį valgyti. Skanaus. Kumbule zamzukwana, zamzukwana, kumbule zamzukwana. Tai kągi, močiutės, susipažinot su viešbučiu, susipažinot su vietiniais, jau turim vietinį draugą Ibrahimą ir dabar mes keliausim susipažinti su visu miesteliu, kur mes gyvenam. Jūs dabar turit susipažinti, kaip jie gyvena, kuo jie kvėpuoja. Žinoma, ir maisto paragauti, kas mums yra svarbiausia vietinio, ne? Ar jūs pasiruošusios? Labai gerai. Tai Ibrahimas kalba ir angliškai, ir rusiškai, todėl galite su juo bendrauti. Specialiai yra mūsų toks gidas, kuris nesudarys jums diskomforto. O jeigu ko nesuprasit, aš išversiu. Ne, po mūsų ekskursijos jis kalbės lietuviškai. Viskas, keliaujat. Bet kas per grožis paveikslą, pažiūrėk kokie... Aš galvoju, kad jie čia spausdinti. Ne, matai pieš. O jėtų, kaip čia? Kaip nepastebimai labai. Viskas čia pasistėbi, pažiūrėk į dantis jų. Halo! Vietiniai mūsų superiniai, gyvenimas pas jų verda, gatvėse ir visur, jie tiesiog, mes išeinam savi, savas. O Jėzau! O Dieve! Vanduo! O Dieve! O žydrumas! Akis bijo net. Pažiūrėkit! Kas per grožį? Rokėlių batų, visi plaukai stovi, kiek tik yra, žinau. Kaip gražus. Tai pažiūrėk, kas per grožį. Nemoku žodžiais įvardinti, kokį jausmą patyriau šiandieną. Tiesiog šiurpuliukai. Vaizdas kaip iš atviručių. Miltai, smėlis, baltas. Varom į vandenį, metam dešes. Neapsakomai šitie yra spalvos, visa kita šiluma. Eik tu sau! Koks vanduo! Kaip šilta. Gerai, einam atgal. Rokas pats geriausias. Rokas pats geriausias. Roska pats geriausias. Išverčiau. Man atrodo, žinokit, bus didesnis balius negu restorane. Mes esam papratę, kad reikia mums karts nuo karto savaitėje visą laiką išsišokti, kaip ir darbe mes pasišokam. Tai atėjo, išgirdo muziką, tai mums reikėjo išbėgti, pajudėti.
Tokie užvedantį bahuriukai tenai, sakant, jie tiek yra įsitreniravę, jie tiek yra saltų išmoko. Aš parodžiau lietuvišką saltą, jeigu pas mus lietuviškai priimti saltai tokie mūsų amžiui. Moko! Žinai, kas yra? Padusau, aš irgi. Kentiek, Zitulė. O vakar sakė, jai susidaužė nugarą. Melavo. Jin melavo. Buvo jai viskas gerai, tik norėjo dėmesį labai matyti. Ir dėl to vakar dėjavo tiek labai. Jai skauda ir nieko nebuvo. Šiandien vartės gerai jinai. Užėjom papietauti, tiesiog, iš karto akių kontaktas su vienu vyriškiu. Man šiaip reikia santuokos trečios. Zitulė, tu tik ramiai, bet... Turi brolį ir pusbrolių turi gražių. Visiems. O jis labai nori manęs. Sėdi su planšetė, atsidaręs vyrukas. Gan tvarkingas, kvapo nebuvo jokio, ne čia tokie labai kvapai, nu. Gal galima suderinti dėl vestuvių? What does he say? Jis man visai labai patiko. Labai bus sunku jam. Jodoji našlė, du mirė. Du krito. Jisai bus trečias. 2 savaitėm, kad atlaikytų. She said that she had already 2 husbands. They all dead. Mia can have 4 women. Ai, jis sakė, So 1, 2, 3. I need one more. jie gali čia turėti 4 žmonas. 4. Bet aš iš karto klausiu, kelinta būsiu žmona. Niekada nenoriu būti paskutinė. Sako, šiaip aš dar nevedęs, būsiu pirma. Nu, man visiškai okei. O kaip materialinė padėtis jo? Material. Aš šito nenorėjau klausti, aš ant bajerio. Catamarans. Ai, turi katamaran. Zitulė, restoraną atidarinėsim. Katamaranė bus ant vandens restoranas. Jis turi šitą restoraną. Neturi, padarysim, kad turėtų. Gerai. Sutarėm, jis gyvena čia. Žiūrėk, bet gyvena čia po vestuvių. Restaurant in the catamaran. Of course. We do seafood. Same. Very good. Here in Zanzibar. Gorka! Gorka! So when Karti, reiks bačiuotis. Šviesis jaunieji, tai bus saldi. Negerai pabučiavai. Aš galvoju, kad tik nebūčiau. Norėčiau įvesti tą tokią tvarką, kad turėtų vieną. Nepakartojam. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. O šitas daiktas valgomas? Čia. Jaučiu, kad ne. Ne. Tu turi valgyti tik tą baltąjį daiktą. Šiandien skendom prabangoj, šiandien valgėm omarą. Aš jo gyvenime mačius, nesu ne tik valgius. Bet jau tokio skanumo. Atvyksit į Zanzibarą, būtinai paragaukit omaro. Man, kad kažkodėl Lietuvoje jūros gėrybės turi savo kvapą ir aš jų niekada neragauju. O čia, kai atnešiau tą patiekalą, tas kvapas buvo kitoks. Ir aš grėbiau pirmą kartą aštunkojo kojytę. Aš įsidėjus kąsnį, ilgai negalėjau jo nuryti. Net aš jį tiek perkramčiau. Sakoma, reikia kramtyti 40 kartų, bet aš sukramčiau jį 80 kartų. Labai įspūdinga. Labai įspūdinga. Gyvenu savo namuke, turiu daržą, bet aš gyvenime nebuvau mačiusi, kad žmonės turi daržą vandeninę. Augalai auga ant virvių. Įbrenda ten tos moterytės į tą vandenį, ten, žodžiu, iš tų dumblių daro malą tenai. Buvome ekskursijoje šiandieną ir matėm, kaip ten yra gaminamas tas muilas ir dar įsitikinom, kiek mes gerai gyvenam. Kumbule zamzukwana.
Sudžiovina ir tuomet tada mala ir deda į muilą. Tai tokia kaip guma, kaip silikonas kažkoks. Bet kvepia tai skaniai, visiškai skanus kvapas. Geras. Čia dabar ką tik parnešti, jie yra šlapi. Aš galvojau, kad čia ir tie bumštekai. Kažin su ką jie mala. Atėjome į vietinę gamyklėlę pasižiūrėti, kaip yra gaminama kosmetika. Čia yra gaminami įvairūs muilai. Kokios mašinos. Mala čia tas žolelės. Atneša pudros. Vietinė visažistė. Unachanganya kitu gani? Nini? Kwenye keki, kwenye juisi. Kwenye juice unatia penshel lako matango parachichi. Mara nyingi usitumie unga wa utumie mwana. Supratau? Aš tai supratau. Jeigu tu nesupratai, aš galiu tau išversti. Išversti jums. Jisai labai blogai mums viską pasakojo. Taip, taip. Bet jis pažada pasitaisyti. Bus viskas gerai. Va. Jo, mama, Hakuna Matata. Bus viskas labai gerai. Viskas bus puikiai. Puikiai. Va, imlus. Mes aušriukai labai negalim daug ant jų varyti. Jie labai viską ima. Puikiai ir tobula. Tobula. Viskas bus tobula. Viskas bus tobula. Tu matei? Nesiparink. Nesiparink. Pakartok. Nesiparink. Hakuna Matata Zanzibar. Hakuna Matata, nesiparink. Viskas bus tobula. Taip? Taip. Ačiū. Gerai. Ačiū. Prašom. Nebešneku. Viskas, jau turim biškį jau. A tu matai, kas daras? Zanzibarė visiškai lietuviškai kalba. Dar vienas mūsų Ir viskas supranta. Cause this is Africa. It's time for Africa. Cause this is Africa. It's time for Africa. Eilinį kartą mes norėjom su Rokučiu pabėgti biškį už kampelio, pasėdėti ramiai. Zitem, einam pasėdėti. Einam. Einam čia. Ten skalbėsi dabar apitils mus. Išsitepsiu, man čia baisu ir sėdėti. Džambo. O. Aš turiu čiulpinuką Rokutį. Ir aš ten ėmiau tokį dalykėlį, jisai sutraškėjo. Iš visų kampų pradėjo lysti vaikučiai. Palauk. Po vieną. Wait. Eik tu. Šitam mažiukui. Duok tam mažiukui. Jie lenda iš kur. Eik tu. Vieną po vieną. Gal tu nutvėrė. Labai buvo nuostabu vaikų emocijom pasidalinti tom pačiom karvutėm, čiulpinukais. Palauk! Po vieną vaikai, ramiai vaikai, ramiai. Visi vienodai jie man. Man tapkes nunešė. Zita, все, nebedalyk, Zita, nebedalyk. Zita, stop, jau bijom. Finish, vaikai, stop. Finish, vaikai. Ir vienam vaikui aš nieko neturėjau ką įduoti, tai įdaviau paprastą iš saldainių maišelį. Tiek džiaugiasi, aš jį stebėjau su tuo maišeliu, kad nors tik maišelis jam liko, tai jų žaislai tokie, bambaliai tušti. A girdi, su jais nieks neužsiema. Labai yra graudu matyti va tokius vaikučius. Tik esu labai laiminga dar, kad mūsų vaikai to nemato ir anūkai taip negyveno. Iš tikrųjų, mano anūkėliai, Barbora, Leonas ir Dominikas, jie yra pertekę visko va tiek. Ir dar kai ko, nežinau, jie pamatytų tų vaikučių gyvenimą. Kaip jie džiaugiasi netgi paprasčiausių
lietaus lietpalčių kažkokiu padėvėtų. Jie bėga, jiem šnarena ir jie mėgaujasi tuom. Mūsų vaikams turbūt to nesuprast. Čia yra, va, tas yra skaudu žiūrėti. Sakė, duok. Tu turėjau, va. Laimingas, kad pieštukų gavo. Laimingas. Laimingas, kaip jie imlus kalbai. Mes dalinam pieštukus, o vaikai nemoka piešti. Čia piešti reik, čia. Su tuo rašyti reik čia. Duok man vieną. Va, matai. Nupiešiam dabar tau. Dar nupiešiam. Va, palauk, žiūrėk, tavo nupiešiam, va. Mata? Aš nupiešiau saulutę, jis man kiša tą pieštuką, tu nupiešk dar saulutę. Sakau, tu pats piešk. Jisai paėmė taip tą pieštuką, jis nežino, kaip jį laikyti reikia. Sakau, labai, žinokit, tiesiog, vat, aš esu tokios širdies, aš paimčiau anus visus su savim. Va, kokia mergytė. Kokia graži tu, saulytė, ojetau, dievuliau, laimink tave, kad tu augtum didelį ir sveiką. Auskariukai va įvertė. Negaliu kalbėti be emocijų, be žodžių. Negaliu. Ievute, noriu biškį padaryti istoriją, kaip einam tarp šitų. Mes keliaujam dabar po vietinių gyvenimą, keliaujam po vietinių gatveles ir iš tikrųjų, žinokit, vienas svarbiausių momentų yra įvertinti, kiek mes turim daug ir kiek mes turim nuostabių akimirkų, dėl to, kad mes taip gerai gyvenam, kad mes nesuprantam. Vaikai jie tiesiog vaikšto bet kur, žaidžia su šiukšlėm, spardo butelius ir jie laimingi. Reikia išmokti būti laimingais. Aušrelė su Virgute tai jau verkia. Taip, jau čia. Mes dar tokie biški, žinai. Jau nusiverkia. Neįmanoma ramiais nervais išeiti iš čia. Labai skaudu. Nebedalinkit, Aš biški, ko jie žiūri. Žodžiu, taip išdalinti jau yra gal kokie 4-5 kg saldainių ir pinigėlių. Iš tikrųjų, tai labai tokie dviprasmiški jausmai, labai gera, tuo pačiu, kad jie yra laimingi, kad, ta prasme, jie tiesiog paprastume randa laimę, bet tuo pačiu ir labai gaila. Dėl to tos taip ašaros visiems ir kaupėsi. Dabar tai truputėlį. Labai gerai. Gerai išspaudė! Labai gerai. Viską nufilmavo. Ne, iš tikrųjų, man iš tikrųjų taip gaila. Bet jie pasiėmė saldainį, atrodo žiūri kažkokį stebuklą. Čia girdai kokie. Kalasas čia jau pakauja šitą istoriją. Gyvenimą. Turime eiti. Karvės! O kokį Ne, tokios nesu mačius. Tokia veislė čia. Palauk, daug tau koprą paveizėti muniai. Reikia žinoti. Pažiūrėkit, kiek ten tų karvių. Sakau, jie kaip vaikai eina iš visų kampų. Coconut. Geras. Išėjom iš keityklos, ištikitėm pinigų, tai žodžiu gavom 2 650 000. Tai su babom pagyvensim. 2 milijonai. A, jau gėrit? Ne, bet tik tai kapoja.
Kokosų darbuotojas man labai nusivyliau. Greičio nebuvo tokio, kaip pas močiučių restorane. Galėtų greičiau truputėlį, jeigu mes restorane taip dirbtume, tai pusė klientų tikrai išeitų iš eilės. Tai eilė būtų iki basankės. Iki basankės eilė būtų. Ta lentelė ne kažką. Ne kažką ta lentelė. O ta jų vadinama lentelė buvo iš dėžės ir jie buvo vartaliojama, kad per tą visą žvyrą ir vėl toliau lupo. Bet vis tiek turėtų būti. Higienos reikalauja tenai, reikalauja. Nereikia per traukėlių Dirbam. Dirbam. Judam, nu greičiau. Mes turim dar... Mes mums šiandien... Varom. Mūk. Merginas, mums reikia dabar išsirinkti, ką mes dar norim. Mangų, bananų, vynogių ir renkame. Izita, 3 kekė bananų. Aha, to. Ai, greičiau. Visą kekę bananų. Šitą mums dovanų. Visą dovanų šičia. Čia neskaičiuojam. Neskaičiuojam. O bananą užriukas davė paragauti, tiesiog aš jį mėgavausi taip. Laižydama jį mėgavausi ir niekada aš tik čia galima valgyti bananų, Lietuvoje aš jų nebevalgysiu, nes ten yra viena chemija. Dedam, čia dovanų. Tu, machijo, mes čia, opa, davai, čia, čiauda. Aš jaudelį turi paklausk. Kur tos trupkės yra, čia aš paimčiau. Jisai ten mėto. Išlaistė, žiūrėk, jau čia pusė. Nebėga, darysi didelę nuolaidą, mes turime močiučių kortelę. Imam. Siūsteliau. Nieko, aš jau galvoju, kad aš einu padėsiu šitais. Koks natūralumas. Kad pirmą kartą kokosą geria. Tai taip ir yra. Aš pirmą kartą geriu, daleiskim, kokosą. Bet girdi, čia tas kokosų pienas toks permatomas. O kodėl? Garantijos jau yra. Toks, O kodėl? Ievutė, prašau. Čia... Bet geras. Ne geras, o super geras. Strong and grynas kokosas. Nu, davai, močiutės. Skonis. Niekur tokio skonio nerasi. Tik Zanzibare. Nu ką, babos, po pirmo kokosą gyvenime reikia nugyventi 60 metų, kad išgert pirmą kartą kokosą. Oba, jėga. Sveiki atvykę, močiutės. Išmoko lietuviškai. Bagočių kvartalas, bagočiai jau tokie. Tai mes užėjom į tokius šiandieną rūmus. Jie turėjo tokį vaisių, tik jos smarvė buvo neapsakoma. Jo, kaip trėdalai. Čia man buvo iššūkis tas durianą suvalgyti gabalėlį. Atėjo mano eilė valgyti durianą. Būk vyrs, išbandyk. Bliurkt. Visą dieną įraugėje to šūdų. This is Africa. This time for Africa.